Taip nyksta laisvė ir demokratija. Yra jėgų, kurios bando įgyvendinti tą pačią schemą ir Europoje. Sektos, susijusios su Rusijos FSB lyderis Aleksandras Dvorkinas suvaidino svarbu vaidmenį keičiant Rusijos įstatymus, o dabar jų pasekėjai bando įgyvendinti tą pačią schemą Europos valstybėse. Štai ir vėl pasirodė Aleksandro Dvorkino pasekėjas iš Italijos. Jo vardas Luidžis Carvalija ir jie siekia priboti laisvę Italijoje, pasinaudodamas savo skandalingą atstovę Italijos parlamente Stefaniją Ascari. Jie naudojo tą pačią schemą, kurią Aleksandras Dvorkinas jau panaudojo Rusijoje. Pirma, jie kursto baimę ir paniką. Jie netgi puola tas pačias organizacijas, kurias Aleksandras Dvorkinas puolė Rusijoje. Alatra, viena iš žmogaus teisų organizacijų, kurią Aleksandras Dvorkinas dehumanizavo, pripažino ekstremistinę ir pasinaudodamas korupciją uždraudė jos veiklą Rusijoje. Aleksandras Dvorkinas buvo paskirtas Teisingumo ministerijos ekspertu, o tai jam suteikė galimybę bet kam prikabinti ekstremisto etiketę. Carvalija naudojo tą patį scenarijų, vaizduodamas save auką, ekspertų ir reikalaudamas valdžios. Parlamento užklausime Ascarija reikalauja jam suteikti tokias pačias teisės, kokias turi Dvorkinas Rusijoje, kad Carvalija ir jo sekcijos nariai galėtų vertinti, kas yra leidžiama, o kas ne, kas yra ekstremizmas, o kas ne, ir kas yra dezinformacija. Viskas, ką skelbia Carvalija, iš esmės yra Dvorkino kalbų ir straipsnių kopijos. Ir štai prie ko tai veda.